Sveiki, čia bus gana toksai tradicinis video apie mano studiją, vėl atnaujinimas, kaip turbūt man pačiam po to būna smagu žiūrėti, vis nufilmuoju, ką aš atnaujinau savo namų studijoje, galima sakyti, ir po to pasižiūrėti jo, kas pasikeitė, nes dar yra, man atrodo, 4 metų senumo gal video jo apie pirmosius mūsų grojimus ten, kai dar tokie buvom, dar tik pradėjom. Tiesa, šitas video bus truputėlį alternatyvios studijos. Ja, jau turbūt, kaip matote, jau net ir aišku iš video, kas čia bus, to labiau ir iš pavadinimo turbūt aišku video, apie ką čia bus kalbama. O kalbame apie tai, kad studija gali būti ir iPad'e. Čia yra Apple iPad ir planšetinis kompiuteris ir kad jame galima turėti visą studiją. Tai mano šitas setupas, sakykime, yra alternatyvus. Tai čia toksai, nes aš kažkaip jau ir anksčiau galvojau, vienu metu galvojau gal pirkti Ableton Push 3 kontroleriui, kuris yra tas pats Push, kokį aš turiu, kurį galite ir senesniuose mano video pasižiūrėti, tas kontroleris su 64 padais. Ir atsirado tas trečias Push, kuris yra standalone vadinamas, tai jam nereikia kompiuterio ir pas mane buvo idėja, kad čia aš gal tokį įsigysiu, galėsiu jį čia visur, nežinau, ir ant lovos atsigulęs groti ir ten kažkurį pasiimti. Po to tik tai supratau, kad, taip, viskas su juo ten kaip ir neblogai, bet vienas dalykas, kaina yra labai didelė, kuri, ten apie 2000 iš tikrųjų. Ja, 1900, dar aišku, nusipirkus priedus, dar kažką tai gaunasi ir virš 2000. Tai vienas dalykas, antras dalykas, tai, atsiprašau, tai vis dėlto jis labai griozdiškas. Kaip stacionariai tokiai studijai, kad mažiau gal išvengti tų kompiuterių, daugiau, kad jų nebūtų tiek, nes reikia papildyti. Kame problema didžiausia Ableton, tame, kad reikia kompiuterį. Tai kaip ir viskas tvarkoja, kompiuteris duoda kaip ir neribotas galimybės, ribotas, bet labai didelės. Skirtingai negu ten visokie standalone aparatai, bet kita vertus tai nepatogu, tai ir scenai nepatogu tą kompiuterį, kiekvieną kartą jisai gali kažkur tai pavesti tas kompiuteris, tai buvo idėja standalone įrenginio. Po to aš galvojau, gerai, gal tada ne Push 3, bet gal tada Push 2, bet su kompiuteriu, tada galvojau gal mažesnį tą kompiuterį įsigyti, kažkokį gal planšetinį, bet su Windows'ais, nes paprastas planšetinis neturi Ableton Live versijos pilnos. Ir ten tada pradėjau žiūrėti Microsoft Surface, ten tas kompiuteris. Jie man visai įdomus atrodė vienu metu, galvojau gal taip daryti su liečiamais ekranais, kad valdyti atseit Abletoną. Ir galiausiai viskas apsisuko, aš jau mačiau, kad vienas kitas draugas, linkėjimai Poliui, jo, kuris man buvo paskolinęs iPad'ą. Kažkaip čia jo, tiesiog vienu metu jis, man atrodo, ar nusipirko, ar kažkaip tai. Jo, jis nusipirko naują iPad'ą ir man paskolino. Ir aš tada... Ir Martynas dar draugas irgi, jisai irgi turėjo iPad'ą ir man kažkaip tai, aš jau mačiau, kad jiems ten labai neblogai su tais iPad'ais ir galvojom, tai gal reiktam pagaliau ir man išsibandyti. Aš ir neišsibandėjau, kodėl? Ne dėl to, kad aš netikėjau, kad čia tas iPad'as labai gerai ir galima su viską daryti, tiesiog atrodo, ką man apkrauti, nes mano idėja studijos visą laiką ne tai, kad kuo daugiau visko turėti, o tiesiog kuo optimalesnį savo rinkinį turėti, ne visos įrangos. Tai jūs jau matėte senesniuose video, dabar šiais metais dariau, kada ten vasarį, turbūt kokį arba balandį, neatsimenu ar kovą ten video, tai apie studiją savo, įprastas, tais visais sintezatoriais, nes ašgi turiu ten tas Arturia, Minifreak, Drumbrute Impact mašiną, Ritmo Core Monolog sintezatorių, kas ten dar Behringer Neutron turiu, tokį raudoną, ir taip toliau. Tai viskas tas tvarkoja, niekur jie nedingsta, bet gaunasi, kad man vis tiek idėja tą vis mobilumo buvo, kad aš galėčiau, sakau, aš mėgstu gulėdamas kartais tiesiog kurti muziką, nes, arba kažkur tai išvykęs, tai buvo, o kaip tai padaryti. Tai ir atėjo tas pagaliau etapas, kai, sakau, iš Polio draugo pasiėmiau iPad'ą, pasiskolinau ir išsibandžiau, o galiausiai priėjau, kad reikia pirkti savo. Tiesa, tai vis tiek buvo toksai bandymas, tai aš nusipirkau pigiausią modelį. Čia yra Apple iPad. Pats pigiausias modelis ten su A16, man atrodo, procesoriu, tas pats tokiu pačiu, koks ir ten iPhone'uose, bent jau tuo metu buvo, dabar neatsimenu. Man atrodo, iki šiol dar yra, kai žiūrite. Tai
Tai va taip ir jo, jo, kadangi norėjau kadangi dar nežinau, ar man jis pritaps, nepritaps, tai va dar taip kažkaip neėmiau geresnio kažkokio modelio, iš tikrųjų pamatysite čia jo pakankamai, nes netgi pakanka to pigesnio, seno modelio, ten, man atrodo, 10 metų gal senumo, kur iš polio pasiskolinau. Tai šito per akis iš tikrųjų pradžiai bent jau tikrai, aišku, ateityje galima tobulinti. Aišku, ten su to iPad'u būna visą laiką nusiperki ir dar visokiausių priedų, visko reikia. Tai va aš dabar jo, gal parodysiu tokią pačią pradžią, čia va ką aš turiu, viską ir pasidėjau šalia. Jo, tai iš esmės, ko man iPad'o apskritai prireikė, tai man prireikė, paties aišku iPad'o, turi dar dėklą, dėklas čia yra, atrodo kaip originalus, bet jis nėra originalus, čia yra tas toks atlenkiama kojelė, galima jį pasistatyti kažkaip, tai beje dėl pastatymo dar turiu čia va kaip tik dar vienam draugui linkėjimai, čia visiems dabar perdavinėsiu. Tai yra man stovo, va tokį padovanojęs, irgi beje puikiai tinka, čia šiaip kaip ir notebookai, bet galima čia, jis su kampu pasistato kaip noriu. Tai ant jo dar galima, jis toks ir stabilesnis, ir aukščiau galima pakelti, tai toks dar variantas, jums dabar, kadangi kamerai noriu, kad geriau matytųsi viskas, tai palieku va taip dabar, nes to stovo pakankamai užtenka, nors aišku, jeigu grot kažką, tai taip, toliau kas čia dar, tai dabar aš dar prijungsiu šitą audio interfeisą, apie jį pašnekėsim, turiu dar, va šitas daiktas beje įdomiai pritapo, aš jį parodysiu kaip jis pritapo, aš jau minėjau ankstesniuose video, Korkas Q64, čia kaip ir poly sequenceris yra, kuris gali sequencinti viską, bet esmė, kad aš čia tas daiktas, mes atsimenu, važiavam dar su Leonu, linkėjimai ir Leonui, į Kauną netgi, nes žmogus pardavinėjo pigiai šitą daiktą, nes jo pilna kaina buvo, man atrodo, 250 ar 300 tuo metu, mes nusipirkom už 100, man atrodo, nes ten žmogus pardavinėjo, nes jam jau nebereikėjo, dar su maitinimu. Tai va šitas daiktas labai pravertė, kam jis reikalingas, parodysiu, jisai tiesiog, nes man tada viską nepatogu iPad'e pačiam suvedinėti, tai buvo idėja, kad tai gal tada aš turėsiu, reikia mobilaus mažo daikto, kurio galėčiau groti, natas, ten ritmą sugroti. Tai va šitas daiktas, tada dar irgi poliui, irgi linkėjimai davė visokių naudingų nuorodų, nes jis pasipirko, tai dar tokį donglą nusipirkau, beje, Ugreen kompanija, nežinau, kaip ir į kinų, bet visai nustebino kokybę visai jo, nes jis turi, jis iš tikrųjų tai viskas, ko reikia, nes iPad yra problema, čia gal irgi dar vieną dalyką pasakysiu, tai irgi nusivylimas buvo nusipirkus vienas, kad supratau, kad nėra ausinių lizdo iPad'e. Atrodo, kam jis reikalingas, tai paėmė ten ausinės, bluetoothinės prisijungi. Tai vienas dalykas, bluetoothinės ausinės netinka muzikai, bent jau kol kas. Gal yra ten kažkokių low latency ausinių, bet dažniausiai vis tiek ten vėluoja, kokybė kenčia, tai vis tiek reikia laidinių ausinių, o čia lizdo nėra. Tai aš irgi tai čia pamatysite daug visokiausių dalykų, tai aš nusipirkau tokį daiktą dar donglą, tų donglų čia žodžiu bus visokių. Tai čia yra, atsiprašau, ausinių adapteris, iš USB-C, nežinau, jūs dabar nematote, netoks mažiukas. 11 eurų, šiaip laimė, kad nebrangiai kainuoja, bet yra tokia nesąmonė. Atrodo gerai, o kokia man problema, kad aš prijungiu ir ausinės prisijungiu. Tai pirmas dalykas, tai nepatogu, nes aš, pavyzdžiui, kažkur mobiliai, nežinau, vėlgi guliu gal kažkur ar gal, nežinau, paplūdimi ir man dar toks daiktas tyro iš planšetinio. Kai ant stalo kaip ir netrukdo, bet jeigu tu esi mobiliai, tai tau papildomas, taip anksčiau prie senesnio iPad'o tiesiai jungdavau ausinės ir iš karto ten groju. Tai vienas dalykas, Antras dalykas, kai prijungi tokį daiktą, tai užimi vienintelį USB-C lizdą, nežinau, jis ten kitaip kažkaip vadinasi iPad'e, bet o kaip, pavyzdžiui, krauti, tai nusėst gali, tai vėl problema. Tai žodžiu, tokį dar daiktą reikėjo pirkti, bet šitas donglas tada pašalina tą problemą, nes tu tada gali kelis daiktus prijungti, tada gali ir krauti jį čia. Beje, padarytas, kad visas šitas dalykas, jisai, nežinau, kur čia žiūrėti, vis tiek nesimato tiek to. Tai žodžiu, kad pamatysite, kaip prijungsiu. Tai žodžiu, dar tada prijungi šitą. Ką aš čia dar norėjau pasakyti? Kad galima teoriškai ir su bluetoothiniam ausinėm. Aš beje
Būdavo, jeigu suvedimą kažkokį darai, aišku, suvedimas su Bluetooth'iniam ausinėm, bet sakykime, tokį būtinį tenka man irgi daryti, tai ir nori, ir tau nesvarbu tuo metu vėlavimas, nes vėlavimas Bluetooth'inės ausinėse. Tai naudoju aš ir Bluetooth'inės ausinės arba tokiam nesudėtingam kūrimui, nes kai tu pradedi tik tai groti, tau tas vėlavimas Bluetooth'inėse ausinėse viskas sugadina ir viskas, tada jau reikia laidinį, ir tada jau pradeda tokiais dalykais suktis. Ne? Tai aišku, jeigu rimčiau, tai tada jungi audio interfeisą, aš tą šiandien ir darysiu, šitas audio interfeisas bus prijungtas ir ne šitas tiesa, kitą aš prijungsiu. Čia aš dar turiu, nesimatau dabar čia, Behringer OMC, turiu ten tą 8 in, 8 out, nors šitas, tarp kitko, visai tinka mobilumui, turiu porą tokių Yamaha, paaiškinsiu irgi. Tai jeigu jau reikia kažkur groti, dar kažką tada įmi audio interfeisą, tiesiog jungi ir viskas išsisprendžia, ten tada ir inputų gaunu, ten kažkokie gitarai prijungti, mikrofonai kokybiškai jau normaliai, ne. Ir tada ir outputų gauni normalių, jo, čia įvairių, tai žodžiu, galima. Su tuo dar OMC, tai gaunu ir papildomą outputą, galiu ausinės atskirą miksą pasidaryti ir ten paklausyti prieš grojant kažką, tai prieš masėm leidžiant, tai va. Tai toksai dalykas, plus iPad'as man paskutiniu metu, tai va dabar aš jį įdomu pasidarė, kad iš pradžių taip, pasiėmiau jį ir toks buvo dar dvejonė, čia jis man pritaps, nepritaps. Gal skaičiu iki šiol dar tokia dvejonė šiek tiek likusi, bet man iš pradžių lengvas susižavėjimas, vieną ir kūrinį ten sukūriau pilnai su visų, iki pat, su viskuo jau po to ir daugiau ten tų kūrinių visokių, šablonų ten tų visokių tokių muzikinių idėjų pilna. Tiesiog patogu, kad iPad'ą paėmė, su juo gali greitai kažką tai susikurti. Nebūtinai greitai, gali rimtą kažką, kur sakau, kūrinį esu rimtą susidėliojęs, ne rimtą, bet tiesiog jau pilnos apimties, sakykime. Ir plus, ir grot kažkur tai, net įdomu, nes būna, pavyzdžiui, galvoju, kažkur tai važiuoju ir gal užsuksi kažkur, gal pagrosim. Būna ir taip, muzikanto, tai pasiteisino iPad'as, aš jį beveik vis laik pasiėmu į kuprinę įsidedu tiesiog, su tam tikrais priedais galėsiu parodyti, kurias aš iš jų pasiėmu. Ir tiesiog turi, vienas dalykas gali, minimaliai tai gali kažkur tai, kur esi tiesiog pagroti arba kažką tai paveikti, o jeigu rimčiau, tai dar pasiėmi kelis tos priedus. Aš beje, dabar čia buvo paskutinis šeštadienis būdavo Halės turguje, džamai, tai aš atsimenu, mes į pirmąjį nuėjom su Aurimu, Isotoksin, irgi linkėjimai Aurimai, tai Isotoksin pseudonimų muzikantas, tai didžėjus gal daugiau, bet ir muzikantas, ten plačiai viskas. Tai mes su juo atvykom į džamą, šitam linkėjimai Aušriniai, House of Negroni, ten nuvykome ir buvo, atsimenu, pirmas džamas ir mes taip dar nežinojom, aš galvoju, tai yra elektroninės muzikos džamas, tai ateis žmonės, galvojau, gal čia keli, tai ten aš truputėlį tik prisijungsiu, man atrodo, Mini Freak, gal pasiėmiau sintezatorių, galvojau, kažką pagrosiu, ritmo mašiną gal. O po to aš supratau, kad reikia, kadangi mes ten pagrindiniai buvome, tai reikėjo perimti tą iniciatyvą, jau pilnai groti, tai tada mane iPad'as išgelbėjo, aš išsitraukiau, ten, žiūriu, prisijungiau ir ten iš esmės pagrojau. Gal ne tiek, kiek ten būčiau su pušu pagrojęs, bet po to mes ten kitą kartą jau tada pilnu sąstatu, norėčiau pasakyti, bet pilnu setupu jau nuėjom su visais mikšeriais ten profesionaliais ir su miksais, su savo pušais, su sintezatoriais, tai tada jau pagrojom pilnai ten kitą savaitgalį. Bet iš esmės, tą pirmąjį kartą mane iPad'as išgelbėjo. Esu dar dabar galvoju, keliuose džamuose, bet paskutinis su Martynu, atsimenu, buvo, jisai, linkėjimai Martynui irgi, jo draugas Martynas, irgi draugas, tai su juo džaminam karts nuo karto, tai paskutinis kartas buvo, kai jisai atėjo tokį, pasidaręs iš Behringer sintezatorių, iš sintezatorių tokį raką, nežinau, nepasidaręs jis turbūt nusipirko jo, ir ten 3 sintezatoriai, pusiau semi-modular telpa, ir ten
Jo, ir aš atsimenu, aš tuo metu buvau iš tavo baltą stalą, kurį jau matau turbūt ne pirmą kartą, tai aš jį buvau kažko ten prikrovęs sintezatorių ir džeminimui pastatęs kitą, mažesnį tokį juodą turiu, tokį specialiai grojimam įsigijęs, beje, aš ten šikėjęs už ten 50 eurų su keičiamo aukščio kojelėm. Jo, ir jos tokios atsukamos, lengvai mašiną įsimetė. Tai va, tai gavosi, jo, kažkaip ir tik tai tą stalą buvau juodą palikęs, nu tą mažiuką ir atsimenu, jisai viską pasistatė ir aš jau nebetelpu. Bet aš pasiėmiau iPadą, pasiėmiau, atrodo, šitą irgi korgą ir pilnai viskas, nu gal dar mikšerį buvau pasidėjęs, kad viską sumiksinti. Ir viskas įvyko, jo. Tai jo, tai viskas normaliai. Tiesa, dar prie šito mikšerio būna dar prisijungiu telefoną. Nu tada jo, tada reikia dar papildomą. Tai va čia irgi tada sprendimas, kaip daryti, galima du naudoti. Beje, aš tokį Yamaha, va šitos Yamaha mikšeriai, jie yra, atrodo paprastučiai, turi jie trūkumų, bet iš tikrųjų MIDI, pavyzdžiui, neturi, ten trečio, ketvirto outputo neturi, kas man aktualu, kai aš paklausyti noriu. Bet iš tikrųjų, tai va šitą mikšerį aš jau turiu du dabar tokius baltus, 3 ir 6 kanalų ir dar turėjau mėlynus, gal du man atrodo, jo, tas jau didelius tokius. Jie ten privalumus, trūkumus savo turi, tai iš tikrųjų va šitie va daiktai, nu, jeigu žinai, ko reikia, tai man jis labai pasiteisinęs ir aš jį naudoju, nes šis čia iš tikrųjų net nesimato, bet turi net 10 inputų, jo atrodo iš kur 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tada dar čia dar nesimato, bet dar yra auksas, kas dar stereo inputas ir dar yra iš kompiuterio ateina, dar stereo, nu, tai gaunasi iš viso 10. Nu gerai, 8 jeigu standalonas, bet iš tikrųjų tai, nu, tikrai nemažai. Aišku, čia dar jeigu dar žiūrint, nu, aišku, jeigu žiūrint stereo jungi, tai va, dabar čia prijungęs, tai gal mažiau truputėlį, bet iš tikrųjų tai tikrai rimtas daiktas, nu, ir man jisai tinka, va, prie iPad'o jis puikiai tinka, jo, labai neblogai čia galima su juo prasieiti. Tai va, tai tokia priešistorė, daug čia visko pripasakau jau, tai gal tada noriu parodyti, kaip aš būtent su to iPad'u darau. Žodžiu, esmė, kad iPad'as, iPad'as, jeigu aš noriu, aš jį pasiėmu iPad'ą, pasiėmu dar va šitą, jeigu telpa viskas į kuprinę puikiausiai ir net labai neapkrauna, šitą donglą pasiėmu, čia turiu tokį ausinės, man atrodo, laidas, paprastos ausinės, čia AKG turiu tokius, su kuriuom groju, va, per tą donglą prisijungęs, ką ten dar, nežinau, galiu čia vėl atgal įdėti, kad kitą kartą nepamiršti. Tada, kas ten dar, na, turiu dar ten va tokį va, pieštuką nusipirkęs ant ekrano piešti, tai galima čia valdyti, bet čia jau tokia smulkmena, nežinau, grojimai gal neypatingai, jisai reikalingas šiaip papiešti smagu. Tai va, tas donglas, audio interfejsas ir liktai ir viskas. Ir gali va tokį turėti, taip, čia tų priedų visokių daug, bet kita vertus va taip susidedi, nes jeigu eini va džeminti, tai ten būna, čia pas mane dar dėklai, tos visus sintezatorius, tai kartais per vieną įimą visko ir nenuneši į mašiną, reikia ten ir antrą kartą eiti. Tai ir pas mane, kai draugai ateina, ten jau taip kuprinę prisikrauna arba su dideliu maišu, tai, nu, o čia viskas, čia įsidėjai ir gali vis laik su jim nešioti, nu, bent jau minimalų ten tą setupą, sakykime, be šito gal, nes šitas tik sveria truputėlį korgas. Tai va, tai aš dabar viską prijungsiu, parodysiu visų pirma, kaip prisijungia, o antras dalykas, tada pagrosiu, parodysiu, ką aš būtent čia naudoju tam iPad'e, koks čia privalumas viso to. Tai va, gerai, gal tada darom, aš tada, taip, pirmas dalykas, tai patį iPad'ą, kaip aš prijungiu, tai, nu, galima, kaip sakau, tiesiai tą donglą jungti, kur ten tas baltas adapterį, aš šiuo atveju jungsiu šitą donglą, šitas, kur Ugreen, tokį jau didesnį, šitą tiesiog prijungiu. Jam iš karto galima maitinimą, aš tiesiog, va ten turiu, nu, tiesiog maitinimo laidą, įdėsiu, čia jis turi atskirą lizdą, ir tiesiog galiu užmaitinti. Tai kokia idėja, tai va dabar jau, va, iPad'as iš karto kraunasi, nežinau, ar matote, ten žalia viršui dešiniai, tai reiškia, jisai neišsikraus vidurį grojimo, jau neblogai labai, ne? Tada ką aš dar jungiu? Aš jungiu audio interfejsą, kaip sakiau, dabar, nu, kadangi aš čia truputėlį kitaip darau, ne šitą va audio interfejsą jungsiu, kuris matosi, o ten tą, kuris ten stovi kažkur, va ten va yra UMC 1820 Behringer, kuris vienas pigiausių turbūt 8 inputų, 8 outputų, nes ten daugiau gali turėti per DAC. Tik to. Žodžiu, bet jį dabar prijungsiu. Tai va dar vienas audio interfejsas tada jungiasi. Jisai čia mums kaip grįš atgal. Šitų laidų truputėlį bus, bet kažkaip čia pravesti. Kur skirtum. Jungiam, žodžiu, tai aš nežinau, va matosi jungiu dar audio. Ne audio šitą, audio interfejsą. Nu, taip, tas
Tad su to iPad'u galėtų jie kažkaip daugiau lizdų padaryti, bent jau Pro modelį. Nereiktų gal tų donglų tiek. Bet iš tikrųjų tai viskas čia susijungia ir galėtų, aišku, audio lizdą gražinti. Nu, bet tiek to. Jo, ir dar galima šitą korgą prijungti. Parodysiu, kaip jisai veikia, puikus daiktas. Jo, jis nėra būtinas, nes galima ant klaviatūros visus ten natas groti, bet vis dėlto naudingas. Tai va, aš irgi. Jam dar yra maitinimas galimas, aš turiu dar maitinimo blokelis, tada šviesiau šviečia ten, bet nu, čia gal smulkmena jau, bet to apseisim. Tai va, aš dabar dar prijungiu dar vieną USB. Aišku, ne to kampu, reikia dar pasukti. Jo, bet ir dar tada turiu aš 2 laisvus USB-C lizdus, tai iš tikrųjų, galima čia tikrai nemažai prijungti. Dar HDMI netgi galima, būna, jeigu ten kažką džeminė, nori, nežinau, kitiem parodyti, ką džeminė gal, tai gali į ekraną net išsivesti. Tai labai puikus dalykas, aš čia turiu televizorių, tai namų studijoje tai galima daryti. Nu va, šitą galima įjungti, korgas. Tai va, tai dabar turbūt pagaliau apie patį iPad'ą. Tai aš vėl papasakosiu apie appsus. Jų yra daugybė ir man čia ir draugas, vėl linkėjimai Poliui ir šitam ir Martynui, kuris irgi va čia tokį appsą, tokį naudoju. Aš apsiriboju tam tikrą su appsų pirkimu, nes jų yra daug įvairiausių. Man ir šiaip buvo toks pradžioj šokas, kai su realiais sintezatoriais, su fiziniais groji, tai ten galvoji kiekvieną ar verta pirkti, nes jis brangus, visa kita. Aš su iPad'u tu įsigyji ir ten, viena vertus lyg tai brangu, nes kiekvienas geresnis bet koks appsas, kurie ten gal... norėjau pasakyti, Android'e pigiau kainuotų arba nemokamai, bet Android'e jų nebūtų. Tiesiog tai tie appsai, jie geri, bet jie kainuoja praktiškai. Ten viskas, kas tu tikėsi, kad neturėtų kainuoti, tai kainuoja, bet kainuoja nedaug. Nes, pavyzdžiui, aš neatsimenu dabar, kiek aš mokėjau, bet aš pasakosiu, kad brangiau kainuoja, bet iš esmės tai visi appsai, man atrodo, iki 20 eurų vienas. Tai man vien išbandymo atrodo nebrangu taip tiek sumokėti. Aišku, ne viską, bet aš esu sėkmingai, pasidomėjau prieš tai ir verta, tada tik tai pirkau, bet iš esmės aš nusipirkęs kelis tik tai daiktus, man tiek ir užtenka, kol kas. Gal kažko dar papildysiu ateityje ir turbūt taip ir bus, bet aš noriu, nes čia ir taip tiek viso daug. Gal pradžioje tik tai ką aš naudoju, tai keli dalykai bus. Tai aišku, GarageBand yra, kurį gauname ir iš karto ir su Mac'u, jeigu perkam, ir su iPad'u. Tai čia pirma, čia yra programa, aš nežinau, aš jos net gal nerodysiu. Vis dėlto aš ją palieku šiek tiek, nes turiu Logic Pro, kuris yra next level, nesakykime, programa. Galima sakyti, kad jos giminiškos yra. GarageBand'as toks, kas yra, tai su GarageBand'u paprasta viską daryti, aišku, ir jis turi daug funkcionalumo, pakankamai. Bet aišku, Logic Pro jau ten yra labai galingas. Bet Logic Pro, jie kaip ir panašus yra dabar jau. Anksčiau gal buvo tokios skirtingos programos, dabar jau Logic Pro su GarageBand'u, tas interfejsas gerokai panašus. Bet Logic Pro, aišku, ten pradžioje įsijungi ir nieko nespranti, nes reikia mokytis, nes ten yra daug reikalų, perprasti. Tai va, bet nieko apie Logic Pro aš vėliau papasakosiu daugiau. Tada dar nusipirkęs, tai Logic, tai aš turiu nusipirkęs, gerai, Ableton Note'as, aš neatsimenu, kiek jis kainavo, 10 ar 20. Tai yra, galima sakyti, apkarpyta Abletono versija, bet neteisingai, nes čia yra daugiau toksai Abletonas, kuris skirtas, tokiems greitam kūrimui. Paaiškins. Toliau turiu savo iš nostalgijos nusipirkęs Korg Electribe, ten toksai Rhythm Composer, raudonoji versija, raudonoji, nes buvo raudonas ir mėlynas. Irgi papasakosiu, tokia drum mašina, bet tokia specifinė, parodysiu tai. Ir tada Logic Pro. Logic Pro yra, Korgas kainavo gal 10 ar irgi 20 eurų, neatsimenu. Ir Logic Pro. Tai Logic Pro brangiausias, jis yra metam kainuoja 50 eurų berods. Tai subscriptionas. Tai čia daug kas, čia negerai subscriptionas. Man tai kaip ir nėra problema. Aš užsisakau metams, jeigu man nebetiks, nebenorėsiu, aš tiesiog nebepratęsiu. Bet dabar jau matau, man atrodo, aš jau beveik metus naudoju ir panašu, kad pratęsiu.
tai turbūt taip. Nes, iš tikrųjų, Logicas, apie Logicą aš atskirai pakalbėsiu, bet Logic Pro for iPad, kiek iš čia porą metų turbūt gyvuoja, bet yra neįtikėtinas daiktas, nes, jisai labai labai daug daro, jis praktiškai viską daro, beveik viską, ką daro Logic Pro, jų geriausia programa, Digital Audio Workstation, skirta Mac'ui, tai, ir ten, kai tu iPad'e gali tą viską beveik pasiekti, tai iš tikrųjų yra neįtikėtina. Nėra daugiau tokių programų. Bent jau aš neradau. Gal yra dar kažko panašaus, bet tokio lygio turbūt iPad'ui gal net ir nėra. Ir tikrai gerai, jinai ten turi savo trūkumą, aš jas irgi galėsiu papasakoti, bet idėja tokia. Tai va, nežinau, gal tada rodau, aš jau viską prijungęs, jo. Beje, čia korgas gal taip tamsokai švies, bet sakau, galima jam maitinimą, bet aš net nejungsiu tiek to, tik pamatysite, kad aš galiu jo groti. Pirmas dalykas, GarageBandas. Aš net nežinau, ar jį verta rodyti. Gal net nerodysiu, tiesiog, turbūt žinot, GarageBandą faina, kad gaunat su naujų įrenginiu. Jeigu senesnis, ten gali būti daugiau problemų, šiek tiek senesnė, reiks atsisiųsti versiją. Bet gaunate jį kartu su įrenginiu, su Mac'u, su... Jie skiriasi Mac'ui ir iPad'ui, aišku, bet iš esmės labai nebloga programa pradėti. Toliau, gal parodysiu jo. Tada Korg Electribe. Tai čia antras dalykas. Čia mano... No thanks, dabar nereitinsim tavęs. Tai va čia yra mano sena nostalgija, jo, nes kažkada vėl linkėjimai Leonui, jisai buvo man paskolinęs tokį, turėjo fizišką, čia yra fizinio aparato perdirbinis, nežinau, iPad'ai. Jis yra mėlynos spalvos, tai mėlynos spalvos yra Groovebox'as, tai yra daugiau pilnai muzikai, kur čia yra rhythm synthesizeris, tai ritmo sintezatorius. Tai vat su juo galima, jo, labai daug daryti, beje, įdomu, ar čia kažkas veikia dabar. Veikia. Tai galim netgi, taip dabar tik tai galvoju, tai gerai. Galiu netgi turbūt pagroti kažką, parodysiu. Jo, tai čia pirmas dalykas, ką naudoju, tai paleidžiam, gal tada aš šiek tiek pritildysiu savo garsą ir galim truputėlį padžeminti lengvai.
Nu, žodžiu, matėte, ne? Neblogai čia viskas gaunasi, net vat, sujudinau savo laikiklį kameros. Jo, tai puikus daiktas, senovinis, jisai, man atrodo, neatsimenu, ten 2000-aisiais kažkur netgi išėjęs, tai jis toksai old schoolas, bet va tie tokie, jo, čia aišku yra presetai, aš jos, matėt, juos leidžiu, savo beveik ir nekuriu, nu, kaip ir ritmas, tai aišku, čia ne tik ritmas, kartais matėt truputėlį ir tos melodijos būna, bet iš tikrųjų, va, kažkur tai groti, nes įgi galima sinchronizuoti ir su kitom programomis, va, turim. Tai gal pavyks, va, Ableton linką, tai reiškia, Ableton linkas leidžia susinchronizuoti skirtingas programas, ir jis dabar, pavyzdžiui, gali sinchronizuoti su to pačiu Ableton Note arba su Logic Pro, tai jį galima ir lygiai greičiai naudoti, šitą, pavyzdžiui, ritmą, kažką tai kitam, galėsiu irgi pademonstruoti. Tai va, tai pirmas daiktas. Antras daiktas tada yra Ableton Note, tai čia mano dabar turbūt naujausia meilė, kaip čia pasakyti, tai jo, šitas daiktas yra, nu tai nėra pilnavertis Ableton Live, toli gražu, jį galima į Ableton Live importuoti vėliau, bet idėja jo daugiau tokius kurti sketchus, nežinau kaip jas vadinti, nu tokius susikurti, nežinau, susikurti kūrinį su tais klipsais, su viskuo, bet jis ir orientuotas į tą, kad kuo greičiau pasiekti rezultatą. Ir tas tikrai jaučiasi, nes tu tiesiog, nu aš jums galėsiu šiek tiek pademonstruoti, nežinau, kiek man dabar pavyks, bet iš tikrųjų tai būna paėmi, pradedi kažką daryti ir jau ten gana greitai turi rezultatą. Tai gal pabandom tada, aš parodysiu jo. Nu va, pavyzdžiui, aš New, va, kaip tik parodysiu ir kontrolerį, tai va, aš naudoju Korgą tam, nu vėl, nebūtinai aš galiu čia tiesiai va, pasimti, jis sugeneruoja, beje, va, čia truputėlį apie Ableton Note, gal apskritai papasakosiu, tai Ableton Note tai yra, nu tai appsas Apple įrenginiam, tai Mac'ui ne, Mac'ui nėra jo, nusišneku, šitam iPhone'ui ir iPad'ui jis yra, jo, mobilus appsas, Android'ui nėra, nu Android'ui iš vis dėja, jo, aš pats naudoju Android'ą, bet Android'ui programų labai ribotai yra mobilių, nu, garso kūrimo. Tai va, o čia yra, jo, jisai, ką noriu pasakyti, teisingai, jis turi Ableton, yra išėjęs toksai Groovebox'as vadinamas Ableton Move. Tai yra va, toksai, nu, galima sakyti, pusė iPad'o, jisai toksai sukurtas mobilus, nešiojamas ir jisai turi tam tikrą programinį įrangą va, tam pačiam tikslui. Tik tai jisai turi 4 trekus. Jo, nu, tai yra 4 takeliai ir ten yra vienas didžiausių apribojimų, aišku, gali būti, kad su firmware'ais ten updatinsis ir atsiras daugiau. Ir jis ten toks irgi, sintai, pavyzdžiui, yra nepilni, tik tai ten kelis turi tos reguliatorius ir ten, nu, negali giliai lysti sinto kažkur nustatymas labai. Ir jis tau parenka ir tu tiesiog, nu, gali greitai irgi sukurti kažkokį tai kūrinį, taip sakykime. Tai čia yra tas pats, tik tai apps'e, ne? Plius koks jis tam tikrų turi, nu, iš esmės kaip ir tas pats, nu, aišku, neturi to viso hardvaro, bet tas pats ir privalumas neturi tų 4 treko apribojimo, turi 8, tai 8 žymiai yra daugiau. O jo idėja pagrindinė, tai jo tiesiog paėmė kažkokius, bet jis dabar, pavyzdžiui, sugeneravo 3 takelius, random, net aš nežinau kokie, va, galiu iš karto paimti su jais groti, aš gal čia galima iš karto groti. Ja, galima, aišku, pakeisti, jeigu norima, ten kažkokį kitą, čia perkusiją jis man duoda, gal aš norėčiau pilno kito, jokio. Nu va, ir man, pavyzdžiui, tinka, čia beje aš galiu savo jo, galiu va, kaip tik Korgą panaudoti, ne vis laik norisi čia rašyti tas natas, ja, nu ir va, aš galiu pasimti tą dabar appsą ir tiesiog kurti kažką tai. Beje, kad kas didelis privalumas Ableton Note, tai kad jis toksai, gali ką nori ten groti. Ir tada jisai viską išsaugo. Jo, kas įdomu. Dabar yra Ableton Live naujose yra tas funkcionalumas, kad tu tiesiog gali džamint, ką nori praktiškai ir po to po kažkurio laiko, užfiksuojam. Ir jisai užfiksuoja. Nes dažnai būna, kad tu po to jau ten, tipo, dabar įrašinėsim ir ten susikaupi, bandai susikaupti ir ten nepavyksta, nu žodžiu. O čia gaunasi viskas toksai, nu, viską tu gali išsaugoti, po to ten nusikirpi, kiek reikia ir visa kita. Tai va, labai geras dalykas, nu galim pabandyti kažkokį tai ritmą. Va, aš galiu čia finger drummint beje, kas patogu irgi Korge. Gerai, kažkokį tai ritmą. Aš kaip jis ten tyliai groja, galim jį pagarsinti gal. Viskas gerai, nu pabandom. Gerai, iš naujo.
Nu va, ir viskas. Įdomu, kad jis net ir tempą parenka. Galima šitą drąsiai naudoti. Galiu aišku keisti kitus, jeigu... O šitas kažkoks garsesnis, ja. Tai va. Gal truputį patilinsiu jo, kad manęs nepermašinėtų. Tai va, ir viskas. Galima čia dar efektus, jo. Ta kitą galima minimaliai reguliuoti. Nežinau, kam čia low pass filtras yra. Tiksliau high pass. Ai, ir čia, man atrodo, tik tai šitam uždėta snare. Nu, žodžiu, būna kažkokie efektai, jo, ne. O, kitoj. Na, tegu būna. Ir dar būna, jo, parinkti ir efektai, aišku, irgi galima keisti, va čia yra filtras, matau, diffusion filtras. Ai, čia yra reverbas. Toksai, jo, gali room size. Na, ir viskas, ir jau kažkokių ritmą turiu, visai neblogą. Dar kažkoks kita fix yra. Ai, drive'o duoda. Nu va, ir viskas. Aišku, aš galiu jas dar čia keisti, koreguoti, kiekvieną garsą, galiu tas natas koreguoti, čia va viskas yra. Tai labai fainas, greitas veikimas, nu va, ritmą jau ir turiu. Aišku, galiu po to jo pagrindu antrą kurti ir taip toliau. Ir tie klipsai, kaip ir įprastame Abletone, aš tiesiog galiu su jais tada groti. Nu, galima va, kažkokį bosą parinkti. Žiūrim, kas čia. Ai, pasirinku kitą treką, kuris ne ritmo, o... Gerai, iš naujo. Pabandom kažką. Nežinau, ar man jis patinka, galima 808 komą vadinti. O, sugalvojau. Galima padaryti tokį triuką, užeiti čia į klipsą. Ja, ir čia galima tiesiai natas dėti. Galima išsirinkti, beje, root note, key ir scale, kas man irgi patinka. Nu, pavyzdžiui, C, bet paimsiu pentatoniką, minor. Čia pasme, čia man atrodo irgi pentatonika C nustatyta. Ir galima kažką pagroti. Ja. Ai, galima čia įdėti. Ja. Gerai. Pabandom kokį nors tokį. Nu ir kokį nors tarpinsiu. Nu va. Ir man tarkim tinka, galiu dar efektų uždėti. Tiksliau, jie yra čia. Saturator, chorusas. Gal delėjaus kokio galima pabandyti. Nu, sakykim, ne visai gal čia tinka, bet... Nu va, ir jau kažką turiu, aš jau galiu sustabdyti. Jo. Galima dar, nežinau, minutėlę. Noriu truputėlį pakoreguoti savo balsą, kad ne taip šnipštų. Jo, nu ir va, ir kas čia dar? Dar kažkoks. Kodėl čia ritmas? Nu, žodžiu, šitą gal ištrinam. Jeigu netinka, galima ištrinti, ne problema. Ja, drama synth, nu. Gerai tinka, galim šitą paimti. Čia jo, nu gerai. Imam. Ai, galima kvantizuoti. Nu va, ir jau kažkokį kūrinį turim. Yra arpedžiatorius minimalus. Pabandom.
kažkokiam kūriniui, ne kūriniui šitam daiktui. Pala, arpedžiatorius yra va štai čia. Nu, jis toks gal sakykim minimalistinis, bet galima su juo dirbti, pala. Nu va. Ką čia dar galima? Ai, mikseris yra. Nu, kažkaip pamiksuot galima, yra bendri kažkokie. A, čia, man atrodo, jo, efektus galiu uždėti kažkokius tai savo nedėlėjus, gal audio FX, ką čia galima. Saturator, auto filtro, DJ filtro, nu pabandom. Visai smagus filtras. Nu, žodžiu. O, dar vieną dalyką galiu. Galim dar vieną dalyką padaryti. Kaip iš čia išeit? Vagi, galiu aš... Ai, dabar per efektą bereikalą perleidau, palaukit. Reikia jį išjungti. Jogi, galiu, va, išeiti į korgą dar. Jie gali tarpusai sinchronizuojasi. Pavyzdžiui, tą ritmą išjungti savo. Padarom. Klipsus aš galiu junginėti, va. Jo, aš galiu jų daug prikurti ir tada, pavyzdžiui, junginėti. Nu gerai, bosą gal paliekam. Nu ir, pavyzdžiui, su ritmu aš galiu eiti į korgą. Gal kokį linksmesnį toj. Čia jo, nelabai tinka. Nu va, žodžiu, tai smagu visai, ne? Tai aš dar net nejungiau Logic Pro, o jau turiu visai neblogus variantus, jo. Tai su šitas, žodžiu, Ableton Note neįtikėtinas dalykas, aš čia turiu daugiau visokių kūrinių prikūręs, nežinau, ar aš čia reikia rodyti, bet, nu gerai, galim gal dar kokį nors padžiaminti, gal visai smagu bus. Jau gatavą kažkokį paleisiu.
Nu va, grįžau. Tai va, tai tokie va reikalai, nu, smagu visai. Jo, čia aš irgi gabalą padėliau, tokius smagesnius kūrinius aš jas po to uploadinu yra Ableton Cloud, tai ten, nu, sakykime, gal ir šitą uploadinsiu, kurie tokie smagesni, kur aš galvoju ateityje, nu, gal tobulint, nu, ne tobulint, vystyti, sakykime. Tai jos galiu įmesti, jo, po to atsiranda Ableton, mano Ableton 11 dabar, Ableton Live 11 turiu, 12 dar nepirkau Suite versiją, tai galima ten toliau tęsti, tą kūrinį daryti. Dar yra čia fainas labai sampleris, kaip jį pavadinti, sampleris turbūt jo, kai gali savo balsą ten kažkokį įdainuoti ir po to su juo groti kaip instrumentu. Tiesa, dabar čia prijungtas audio interfejsas, reiktų mikrofoną jungti, bet galima ir paprastu iPad mikrofonu, tiesiog dabar kaip prijungta, tai taip nesigauna. Tai va, žodžiu, puikus daiktas Ableton Note, kurį aš plačiai labai naudoju. Na ir dar vienas pagrindinis turbūt daiktas, tai yra Logic Pro for iPad. Nežinau, gal jis dabar nieko nerodo, naršyti, naujausi va. Tai čia yra turbūt pats rimčiausias, kaip matėt vis tiek ten tas Ableton Note toksai, nu, jisai gana jisai fainas labai, bet jisai yra ribotas, ar ne? Vis tiek reikia tada jau į Ableton Live normalų persimesti, jeigu nori kūrinį pabaigti. Čia yra iš tikrųjų viskas viename, visko labai daug. Gal paleisiu bent jau minimalų projektą jam. Beje, jisai turi du režimus, tai yra tracks, kaip paprasti tracksai yra, ir live loops, tai čia daugiau va, kaip Ableton, tas live loopsai, kai klipsus matai. Tai jo, ir čia yra labai visko daug. Gali jungti, aišku, gitarą, yra efektai gitarai, įvairiausi bosai, gitarai, vokalų efektai, yra lūpai, vien su lūpais gali ten užsikrauti projektą ir vien lūpais grot kaip didžėjus, puikiai galima savo arba čia jų yra visokiausia. Yra automatinis, kur tau groja, va čia session playeris, tai drumeris, bass playeris, keyboard playeris, gali groti tau tiesiog tiesiog komponuoti, galima sakyti, nežinau, groti tiesiog pasirenki, ką jisai groja. Man gal nelabai iš pradžiai pasižaidžiau su juo, su šitą funkciją, aišku gerai, kai tu nori, pavyzdžiui, tiesiog džeminti galbūt ir nori ritmą, kad tau kažkas grotų. Tai ten pasirenki kokiu intensyvumu, kiek jis ten perimu darys, dar kažką jisai groja. Plus gali iš vis ten nusistatinėti, žodžiu, pavyzdžiui, nustatyti akordus ir jis ten visi komponuos tais akordais, pagal tą tonaciją ir pagal viską, ir bass playeris gros, ir keyboard playeris, netgi aš ten buvau tokį kvartetą mini nusistatęs ir jisai ten groja į šitą. Tiesa, aš po to pajutau, kad jo, tada klausimas, kiek tu pats sukūrei kūrinį, nes, nėra tokios kontrolės ten didelės ant tiek ir aš kažkaip, nustojau gal jas naudoti taip aktyviai, bet iš tikrųjų tai geras dalykas, kai nori, kaip papildomą grupės narį turėti, jo, kodėlgi neturi būgnininko, paėmė čia įsidėjai, jisai ten gali groti. Jo, inputus, aišku, gali jungti, kaip sakiau, iš karto gitaras, visa kita, efektai, visa kita yra šitas. Ir tada yra, žodžiu, kaip ir kitur, tai yra, tai aišku, audio trackai, jo, kaip galiu, kai noriu, ten po to kaip patterną galima įsimesti, pavyzdžiui, drum mašina, va, visai bus panašu, kaip ten rodžiau, galiu, ten to nerodžiau, va, galiu, pavyzdžiui, kokį nors. Ir dabar ta klipsų mauda, nežinau kaip jis ten vadinasi, tai va tokie klipsai susikuria, jie visai patogus, gali juos leisti. Panašiai labai kaip Ableton, tik Ableton iš viršaus į apačią, tiek Ableton Live, tiek Ableton Note, o čia iš kairės į dešinę yra. Ir gali ten dar kitą pasidėlioti, gali vėl jį užeiti, kažką pasikoreguoti. O čia toks ritmas, gerai, jeigu būna pirmas ritmas, tada aš jį galiu, pavyzdžiui, pakoreguoti. Gal sakyčiau tik tai su Ableton, kopija. O kur jis kopijuosi? Čia gal kopijuotum gerai? Jeigu čia gali paste? Gali. Va, ir pavyzdžiui, aš antrą norėčiau šį patobulinti jau. Kokį nors įdėti, aišku, snare. Va. Ir norėčiau dar alternatyvus. Sakykime. Čia, aišku, galiu presetus keisti, visą kitą, pabandom hetus. Kokius nors alternatyvių hetų yra dar? Va. Ir jau kažkokį ritmą. Raidą dar norėčiau, geiščiau.
Na, čia gal toks elektroninis kitas, bet yra ir ne elektroninių. Jo, čia galima... Nežinau, dabar galima visą parinkti. Pabandom gal. Čia tik kikai. Nu gerai, čia tiek to. Bet žodžiu, galima pakeisti, čia dabar toks elektroninis, bet, sakykime, man tinka. Gerai, kitą treką įmana. Galim kažkokį tai vėl sintą paimti. Beje, tų sintų yra neblogų. Kas man patiko, Vintage Keys. Va, Melotronas, pavyzdžiui. Labai geras dalykas. Jo, kas žino. Gal nelabai tinka dabar šitą stiliaus, bet... Nu gerai, galim kažką tokį net įrašyti. Beje, kas įdomu, tai galima va čia, galima per šitą klaviatūrą groti tiesiai, plus yra visokiausių pasirinkimų, galiu chord strips, pavyzdžiui. Čia gali ir natom ir po to gali ant gitaros, guitar strings. Jo, ir tikrai fainai. Gal nustokite groti. Štoks. Nenutyla niekaip. Ištildžiau grubiai. Fretboard, joga. Šitas gal ne... Čia gal ne tas, jo, reiktų gal gitaros pasiimti jo labiau. Bet iš tikrųjų drum padsai yra... Nu, žodžiu, kas faina, kad tikrai... Plus galima, aišku, scale'ą ir nusistatinėti, aišku, aš perčiau scale'ą nusistačiau, bet galima nusistatyti scale'ą, root note'ą, C scale'as, vėl, tarkim, minor pentatonic arba dar kažką. Melodic minor, tegu būna jo. Ir pavyzdžiui čia. Galės pasidaryti išsitem, būna 2 klaviatūrų. Tai va. Tai smagus irgi. Galima va tiesiog taip. Netgi ant klaviatūros pakankamai neblogai groti. Aišku, aš čia daugiau groju, kaip pastebėt. Nu gerai, pabandom įrašyti gal kitą tada. Nelabai čia tinka, bet sakykime. 1, 2, 3, 4. Nu va, ir viskas, ir jau neblogas visai trekas. Kažką galim dar. Už ritmą atsiprašau, to eisim, man atrodo, parinksim. Na, grojimas netobulas, kažką paimam dar vieną. Norėjau dar kažkokį sintą šiuolaikišką. Jo, čia yra daug visokiausių tų sintezatorių. Synthesizer. Ir čia yra, pavyzdžiui, Polyphonic, nežinau, kokia čia yra, čia reikia žiūrėti, yra Alchemy neblogas, kai kurie Polyphonic, kur monosintai, nu kas čia, pavyzdžiui, dabar. Jo, yra ten jų daug presetų, reikia vis laik žiūrėti, nu čia va kažkokie bassai. Nu, pabandom kažką užgroti. Vėl taip pat. 1, 2, 3, 4. Nespėjau. Tai minutėlė. Nu, galima apkarpyti, nieko tokio, man atrodo. Tai jeigu pavyks. O kaip dabar užėjai? Jo, čia man gal yra truputėlį problema vat, su šituo. Nes kartais, radau natas, nes kartais būna su tais meniu, jie tokie, aš noriu tą galą nukirpti pabaigą, kad būtų jisai kvadratinis, 8. Nu ir paleidžiu, kažkokį turiu jau presetą, pažiūrim. Prašau, kad galvą vis trenkiu į savo... O kur ritmas? Nes jis kikas tik tai gerai.
ritmo per daug. Yra beje šito. Nu va, kažkas žmogiškiau dabar. Ai, dar ką norėjau parodyti, arpedžiatorius yra puikus. Pabandom kažkokį paimti irgi sintą. Man gal visai patiko FM sintas, palaukit, jeigu rasiu, aišku, kur jis dings. Va, FM sintas, jisai turi daug presetų, va čia beje, jo, jisai netgi, va čia, va, kaip ir paprastas, bet čia yra, va, kažkur dabar nerandu. Ai, va, lydsai, patsai, va, galiu vien tik patsus, Metallic Stars. Bet aš norėjau gal calming, nu. Nu, va, ambiento kažkokią tai įdėti. Organ pad. Nu, FM sintas. Beje, jis čia turi daug visokiausių reguliavimų, gali išsiskleisti. Jo. Kas čia va, net pats dabar nesupratau. Carrier, ai, gerai. Stereo detune. LFO. Nu puiku. Bet aš gal norėčiau kažkokį tai tokį, jo, kažką tokio lydsai, belsai. Belsai, man atrodo, patiko labai čia. Maribel. Ai, norėjau parodyti, jo, yra šitiegi. Nu, kažkokie tai, aišku, horde modas yra arpedžiatorių, va norėjau parodyti, irgi geras dalykas. Nu, pabandom čia padžiaminti. Čia galima dar keisti patternus arpedžiavimą. Galima, aišku, kad nereiktų laikyti. Vis tiek tas bosas per garsiai, ne? Beje, va čia va norėjau parodyti trūkumą. Dabar va matosi, gal pristabdysiu. Trūkumą Ableton, Logic Pro, per daug painu truputėlį, gerai aš jau dabar perpratau, bet va šitie visi meniu, kur vienas kitą uždengia, čia vienaip, kitaip, čia kartais tu nebesusigaudai, kuriam tu esi tam meniu. Jis turi, nu, jie čia turbūt, aš nežinau kaip aišku kitaip padaryti ir čia turbūt galima kritikuoti, bet ką kritikuoti, nes yra bazinis čia iPadas, jo ekranas, man atrodo, kiek ten 9 colių, aš neatsimenu, ar 10, man atrodo, nu, ten yra dar 11, 13 ir eirai, nu, colių ekrano, su ekranais, tai ten gal patogiau yra, geriau viskas matoma, jo, ir ten gal daugiau visko telpa, bet čia iš tikrųjų būna, kadangi funkcionalumas labai didelis, kartais tiesiog pasiklysti, kur čia kas yra, kuris ekranas, kuriam tu čia esi, kaip jį čia išskleisti, nes kartais netelpa to viskas į tą ekraną. Aišku, jeigu ten gražiai kažkur atskirai, vat, pavyzdžiui, dabar arpedžiatorius atskirai išsidėlioja, viską puikiai matau, bet jeigu ten kažkai vat, atsidarai pusiau, kartais ir nematai jo, kas ten vyksta, tai reikia, nu, tokio, jo. Aš kartais net galvoju, gal gerai būtų išorinį ekraną kokį prisijungti, kad jame dar kažką tai matytum. Žodžiu. Stop. Ką dar norėjau parodyti? Ai, labai Logic'e norėjau parodyti, ten yra, aišku, efektai visi. Nu, čia, iš tikrųjų, apie Logic'ą galima šnekėti apie jį turbūt valandą, nes jis labai, nu, jis yra pilnavertė programa. Ir kas man patinka, jo, čia yra, aišku, efektai, MIDI, gali sukabinti čia, nu, panašiai kaip Ableton, visokius ir MIDI efektus, arpedžiatorius, efektų, audio fixus įvairiausius atskirai ant treko, sendus gali pasidaryti, aš beje savo pasidarau ir mixą atskirai, jeigu reikia, ten paklausimai į ausinės, bet čia gal tai netaip
patogu kaip Abletone padaryti, bet panašiai. Ir yra dar outputas, va čia galiu paminėti porą dalykų. Tai pirmas dalykas labai įspūdingas yra masteringas. Čia dabar Logic Pro turi tiek desktopiniai versijai, tiek Mac'ui. Tai kai tu gali, turi kūrinį ir pamasterinti jį, ne? Jisai tiesiog jį visą nuskanuoja, pasiūlo ten nustatymus, kiek ten tu panči, nepanči nori to mikso, kiek kių maždaug kokius ribas ir jisai padaro tą tokį masteringą. Aišku, jis turbūt, galima sakyti, toks būtinis masteringas, nes tu bet pasirenki pagal savo skonį ir šiaip tokiam būtiniam naudojimui tai jo man per akis ir labai geras dalykas. Antras dalykas, galima visokius master FX-us daryti. Vienas gal įspūdingiausių remix FX yra, jų yra daugiau, bet vienas iš jų galėsim kaip tik paleisti padaryti, pažiūrim kaip. Ir čia tokį turim padą. Filtras. Gerai, gal pažaidėm biškį. Žodžiu, įspūdinga gana. Gyviem grojimam, šitas Remix FX, ten yra jų ir daugiau. Labai faina, jis uždedi. Aišku, aš jau nekalbu, kad galime paleisti, pavyzdžiui, jeigu man ritmas netinka ir galiu iš vis naudoti tą patį Electribą. Pavyzdžiui, pabandom. Ritmą specialiau, gerai, čia pat. Ritmą išjungiam, einam į tą patį korgą. Ir paleidžiam kokį nors ritmą. Breaks 2. Ne visai vietais kažkodėl tai. O va pasakiau ir ne. Ai, gal nesusisinkina, palaukit, pažiūrėjau. Ai, man atrodo, iš tam reikia teisingai. Logic'e reikia linką į Ableton'į jungti. Dabar jis, man atrodo, turėtų susitvarkyti. Nes šitas irgi turi linką. Dabar sujungti, pažiūrim. O dabar geriau. Ir viskas, ir galiu naudoti. Mažo to galiu ir nautą naudoti, kas draudžia. Kuris čia mano gabalas bus? Toks jau truputį košė gavosi, bet aš norėjau parodyti, kad galima per kelis, tiesiog, per kelis appsus
Per 3 iš tikrųjų aš jos ir būna, pavyzdžiui, koks nors džemas ar kas, tai aš tiesiog galiu su jais visais trim dirbti vienu metu, jie per Ableton linką, va čia kaip rodžiau, sinkinasi, Ableton linkas sinkinasi ir su kitais įrenginiais, jeigu prie to paties Wi-Fi'aus prijungi, tai tas labai patogu džeminant. Jeigu jau reikia su analoginiais sintais, jungiu dar turiu MIDI Hub kontrolerį, beje, Logic Pro veikia su juo, galima priimti sinką, pavyzdžiui, kad pagal jį eitų iš kažkokio įrenginio arba kaip tik siūsti jį. Tai žodžiu, galima sinchronizuoti ir su analoginė kažkokia technika, jeigu kažkas groja kiti. Tai vat, iš tikrųjų tas faina, kad gali vėlgi pasiemi tą patį iPadą, pasiemi SQ64, pasiemi šitą donglą, pasiemi, nežinau, interfejsą kažkokį šitą arba kitą, pasiemi tą patį MIDI hubą. Blokas MIDI Hub turiu ten tą irgi minėtą. Ir gali praktiškai su bet kuo groti, sinchronizuotis, sintus sinchronizuoti, dar išorinius, jeigu nori. Beje, viskas irgi veikia, visi tie minifrikai, viskas irgi galima per čia leisti. Gitaras galima jungti, bosus per čia, efektai yra, ne? Tai iš tikrųjų tai įspūdinga, kad tokiam daikte už 400 eurų, kiek jis čia minimalus iPadas yra su jo, tas, neatsimenu, kiek 380 atrodo dabartinis ten 6 GB atminties, tik tai jame yra. Jis gal truputį ribotas, negaliu pasakyti, kad viskas su Logic Pro yra gerai. Kaip matėt, kritikavau jį apie tą tokį meniu painumą, tą visą, kurį reikia perprasti. Aš jau daugiau mažiau perpratau, bet iš tikrųjų jį, atrodo, GarageBandas ir Logic Pro jie panašus, bet jie kai pradedi gilin, ten tikrai būna gana sudėtinga Logic Pro perprasti, bet iš tikrųjų tai jisai už tą turi funkcionalumą. Matėt, aš jau turbūt parodžiau, nežinau, 5% gal jo funkcionalumą, nu gerai, 10 galbūt. Bet iš tikrųjų jis labai daug gali visko daryti. Čia, praktiškai visą kūrinį gali sukurti, viską įrašyti. Koks matėte, Ableton Note, jis toksai, daugiau toksai, gal padžemint, gal kažką tai trumpai įsirašyti, net kažkokią tai idėją. Nors irgi neblogai, bet, o čia visas pilnavertė programa. Tai va, tai toks įdomus variantas. Žodžiu, galvoju dar ką toliau daryti, kol kas tai man šito aparato pilnai užtenka, bet gal ateityje, jeigu jau taip viskas tinka, tai gal verta atsinaujinti į kokį iPad Pro, ten yra. Nors nežinau, ką jis ten. Jis procesorių turėtų geresnį. Jo, nes jis turėtų tą M procesorių, kažkokį M5 ar kokį, tai jisai ten jau gerokai apdorotų gal. Nes čia kol kas nesimatė, niekur jis nestabdė, čia beje yra, parodo, kiek CPU ir memory jis naudoja. Tai kaip ir neapkroviais dabar, bet būna, jau kai jau rimtesnis kūrinys, jau jis ten ir taip įdomiai, keistai veikia, su Logic Pro yra truputėlį tokių momentų, kur, pavyzdžiui, jeigu jisai kažko negali groti, jis tiesiog negroja. Kažkuria takelį išsijungia, toks tipo, kai jau latency. Ten yra, man atrodo, low latency modas, kaip ir jį jungi, bet jis tada tiesiog takelius kažkokius nutildo. Toks atrodo lyg tai gerai, jeigu tu įrašinėjai tik tai tą treką, bet jeigu tu kažką groji gyvai, nelabai gerai. Tai jo, aišku, čia jau didesni projektai tampa, tai turbūt tam reikėtų geresnio procesoriaus. Bet jie turbūt taip ir pozicionuoja, čia iPadas minimalus, tai ko norėt. Nors jis vis tiek turi procesorių, kuris yra naujausiuose iPhone'uose, man atrodo, Logic Pro yra. Ne, Logic Pro čia for iPad nėra, GarageBandas yra iPhone'uose teisingai dar. Tai va, bet gal atsinaujinti, aišku, ekranas yra iPad Pro žymiai fainesnis, net tas OLED'as dabar, ja, bet jie aišku ir kainuoja ne 400 eurų. Yra dar Airas iPad'o tarpinis, žodžiu, aš jau visi čia žino tas iPad'as, nežinau. Airas tarpinis irgi gali būti su M procesorium, bet jo, pigesni ir ekranai gal paprastesni jo, bet ten jau gal toks tarpinis variantas, bet irgi jau 800 kainuoja, dar kažkiek, tai jau klausimas, ar verta. O čia aš kol kas, kadangi išbandymai, jo ir taip, ašgi sakiau, buvau iš polio pasiskolinęs tą pigesnį iPadą seną, jisai puikiai man veikia, tiesiog po to jau supratau, bet aišku, šitas ekraną didesnį turi viską, tai tikrai geriau ir greičiau veikia, bet netgi tie seni aparatai dar, Logic Pro tiesai neveiktų, man atrodo, senesniam iš vis jisai, Logic Pro iš vis yra, čia atskira kalba, čia aš sakau, apie jį galėčiau ilgai kalbėti, mano draugas Leonas turi jo, MacBook Pro su M procesoriumi ir turi Logic Pro, ten versiją, tai galiu pasakyti, kad pagrindiniai dalykai yra labai panašus. Aišku, čia viskas pritaikyta
touchscreen'ui, tai tas yra, ten su pele valdome Mac'e, bet iš tikrųjų tai dauguma funkcionalumo čia yra, kas man faina, va, tie visi masteringai, ten viskas, tie visi arpedžiatoriai, nu ne viskas, aišku, nu ne tai, kad toli gražu, bet ten vis tiek mažiau yra, ten daugiau tiksliau yra visko, bet čia užtat viskas pritaikyta touchscreen'ui, tai čia, žodžiu, pliusai, minusai. Tai va toks video norėjau, studijos update'as gavosi, kada paskutinį dariau, ne, kaip sakiau, vasarį, dabar va lapkritis 2025, tai turbūt dar kažkas pasikeis, bet taip ir įdomu man to pačiam pasižiūrėti, kas atsinaujina mano tai studijai. Truputėlį naujas, matot, irgi būdas, va, rodau ir save, ir truputėlį ir čia matote, tai va toks irgi atnaujintas formatas video, gal bandomasis, dar nežinau, kaip čia viskas, ar čia tiks, manau, kad tiks, pažiūrėsim dar, bet dar gal reiks patobulinti kažką tai. Tai va, tai toksai va įdomu buvo man pačiam parodyti, ką aš pats savo atradau, gal kitiems bus naudinga, rašykite, jeigu kažkokių klausimų yra. Tai va, ar ten kažką tai, ar sakykit man kažkaip tai. Ir viskas tada, ačiū uždėmesi, iki kitų video, viso gero.